Kągi, o dabar sutikime mūsų lygos naujokus. Komanda, kuri pirmą kartą pasirodo šitoj scenoje, jų namų darbas. Ir tai yra komanda Palatos kaimynai. Labas vakaras, gerbiamoji publika. Kaip visi puikiai žinome, Lietuvos valstybė kasmet išleidžia multimilijoninės sumas sveikatos apsaugai, įvairių ligų prevencijai, dispanseriams ir ligoninėms. Mes su savo specialistais sukūrėme paprastą ir nuoseklų planą, kaip kiekvienas savo šeimoje ir namuose gali padėti valstybei sutaupyti tos pinigus. Norėčiau iš pradžių į sceną pakviesti viso spektaklio metu mums atmosferą sukurti padėsiančią Lietuvos muzikinio ir teatro akademijos absolventę, tarptautinių konkursų laureatę. Štai ji, Salomėja Viliūtė. Pasveikinkime ją plojimais. Pirmasis aktorių duetas, pirmoji pora, kuri mums padės sukurti kelias situacijas, kurias pademonstruos vaizdžiai, kas yra saugus lytinis gyvenimas, o kas nėra saugus lytinis gyvenimas, yra aktorė Veronika Palemonaitė Gutenberg iš Lietuvos jaunimo teatro. Bei dukart nacionalinės premijos laureatas Pranciškus Dauguvietis iš Klaipėdos muzikinio teatro. Kviesime jį. Taigi, dėkui Pranciškui. Na ir mūsų aktorių pora iš pradžių pademonstruos vieną labiausiai paplitusių Lietuvoje lytinio gyvenimo pozų, kuri yra visiškai nesaugi ir labai pavojinga. Taigi, prašyčiau aktoriai. Ačiū aktoriams. Matote, yra visiškai saugu, nėra visiškai saugu. Yra visiškai pavojinga, tai yra labai pavojinga poza. Tačiau mūsų specialistai pasistengė ir sukūrė visiškai saugų ir nepavojingą šios pozos variantą. Prašyčiau aktoriai, saugusis variantas. Taigi, kaip matote, įmanoma turėti smagų ir saugų lytinį gyvenimą. Tai ne tik viskas, ką mes norėtume parodyti, yra ir kita poza, kuri paplitusi galbūt labiau jaunimo tarpe, tačiau taip pat labai nesaugi ir pavojinga, ir mes taip pat sukūrėme alternatyvą, pademonstruodami, kad galima išsisukti. Tik aktoriai prašyčiau, poza numeris 2. Ačiū. Kaip matėte, yra labai nesaugi zona kažkur čia. Taigi, mes sukūrėme saugų, kaip ir sakiau, variantą ir prašyčiau aktoriai pademonstruokite pozą numeris 2, saugusis variantas. Kaip matote, viskas yra įmanoma norint. Dabar norėčiau paprašyti, atsisveikinti su Veronika Palemonaitė Gutenberg ir paprašyti Pranciškų Dauguvietį, kaip Klaipėdos muzikinio teatro aktorių, pakeisti prie fortepijono mūsų solistę Salomėją. Dėkui. Taigi, gyvename progresyviais ir tolerantiškais laikais ir rūpintis vien tik tai heteroseksualių žmonių lytinio gyvenimo saugumu yra negana. Todėl mūsų specialistai sukūrė vieną pozą, kurią gali naudotis homoseksualūs žmonės visiškai saugiai. Taigi, norėtume pakviesti į sceną aktorių duetą. Tai yra garsusis Eugenijus Truščiov iš Rusų dramos teatro. Eugenijus, paplokime jam. Sveiki, Eugenijau. Na ir ne ką mažiau garsus šių metų nacionalinės teatro premijos laureatas iš Vilniaus Lėlės teatro. Liucijus Išgamaitis iš Vilniaus Lėlės teatro. Paplokime jam. Labadiena, Liucijau. Malonu. Taigi, prašyčiau aktorių pademonstruoti, kaip yra nesaugu užsiimti tuo lytiniu gyvenimu homoseksualiam žmonėm. Prašyčiau aktorių sceną. Iš ties vėlgi matėte nesaugi zona daugmaž ten pat. Atrodo problema didelė, tačiau mūsų specialistai rado atsakymą. Aktoriai prašyčiau saugusis variantas.
Kaip matėte, šį kartą jokio pavojaus nėra. Taigi, norėčiau padėkoti mūsų aktoriams. Tai buvo Pranciškus Dauguvietis iš Klaipėdos muzikinio teatro prie klavyro, Evgenij Truščiok iš Rusų dramos teatro, bei garsusis, žinoma, Liucis iš Gamaitės iš Vilniaus dailės teatro. Taip pat nepamirškime mūsų solistės iš pirmosios mokomojo spektaklio dalies, Salomėjos, dėkui Salomėja, ir aktorės Veronikos Palemonaitės Gutenberg. Dėkui Jums. Ačiū labai Jūsų plojimai, nes tai buvo mūsų lygos naujokai komanda Palatos kaimynai. Bravo!